Aš ir vėl čia. Šiandien gaminsime vištieną su kario padažu. Kario padažą, kaip jau rodžiau, anksčiau pasigaminau pats. Aš jį visada turiu po ranka. Mums reikės 2 vištos krūtinėlių. Kaip matote, pas mane viščiukai labai nedideli. Toliau mums reikės pipiro, truputėlis pupelių žaliųjų, 1 svogūno, baklažano, truputėlis maždaug sauja pomidorų mažiukų ir česnako. Gaminsime 2 porcijom, užtruks maždaug apie 15-20 minučių. Pirmiausia, ką reikia, tai nusilupti svogūnai. Svogūną susmulkiname kubeliais, maždaug 0,5 cm kubeliai. Galima pilti šiek tiek aliejaus ir truputėlį sviesto. Šiaip savo restorane aš dedu tik tai sviestą, nes sviestas būna jau specialus paruoštas. Pusiau margarinas, pusiau sviestas. Aš namie darau kitaip, darau su sviestu ir aliejumi. Būtinai ištirpinkite. Dėsime svogūniuką. Nuluptą česnaką. Česnaką susmulkinę irgi dedam. Viską po truputėlį maišome. Viską lengvai apkepiname. Tuo tarpu. Šiaip, jeigu nesate profesionalai, tai jums patariu viską susismulkinti iš anksto. Nes aš tiksliai žinau, kiek man užtrunka supjaustyti papriką. Maždaug 40 sekundžių. Jeigu jums trunka šiek tiek ilgiau, pasidarykite viską, susismulkinkite iš anksto. Nes kitokiu atveju gausis nelabai skanus patiekalas. Susmulkinę papriką dedame irgi į vidų. Toliau eina pupelės. Būtinai nuimame galus ir priekį, nes čia labai nevalgoma dalis yra šitą. Jas taip pat susmulkiname maždaug centimetro dydžio šiaudeliais. Irgi dedame. Nepamirštame viską maišyti. Tačiau nereikia, kad svogūnas dar paruduotų. Truputėlį vėliau paruduos. Dabar baklažanas pasidomausiu. Baklažaną susmulkiname maždaug taip pat centimetro kubeliais. Dabar ugnį truputėlį primažinkite, kadangi viskas turi kepti ant lėtos ugnies. Dauguma indiškų patiekalų yra kepami ant lėtos ugnies. Toliau eina viščiukų krūtinėlės. Jas taip pat supjaustome maždaug centimetro kubeliais. Dedame kepti. Krūtinėlę taip pat dedame į vidų. Matau, kad truputėlį aliejaus. Aliejaus. Na va. Viską kepame. Aš viską perkelsiu į puodą, kadangi mano keptuvė yra truputėlį per maža. Tai baigsime viską kepti puodą. Viską perpilęs į puodą, tiesiog maišau. Ir matote, vištiena dabar yra tokios rožinės spalvos. Ko aš noriu, tai kad vištiena pasidarytų baltos spalvos. Nereikia jos baigti kepti dabar, nes aš baigsiu tada, kada įpilsiu padažą ir grietinėlę. Dabar aš tik tai noriu suteikti truputėlį to tokio skonio. Kai kurie žmonės vištieną apkepa pačioj pradžioj. Aš vištieną kepu su daržovėmis, kadangi pirmiausia noriu, kad daržovės visą skonį suteiktų šiam patiekalui ir tada vištieną dedu ant viršaus.
jum rinktis. Na va, vištiena pradeda po truputėlį baltuoti. Nepamirškite svarbiausių ingredientų, kurie dedami visur. Pipirai ir druska. Tačiau nepersūdykite, kadangi šitas dalykas, kari padažas, yra truputėlį sūrus savaime, todėl su druska nepersistenkite. Na va, mėsa maždaug įgavo baltą spalvą. Imame kario padažą. Jį truputėlį pamaišykite, kadangi atsiskyrė viršutinis vandens sluoksnis ir tiesiog tų visų mūsų ingredientų. Jį išmaišote ir pilkite į patiekalą. Na štai. Patiekalas po šiek tiek įgauna tą indišką formą. Na va, įdėję kario padažą. Toliau dėsime plaktą grietinėlę arba tiesiog pieną. Galime ir grietinę dėti, tačiau nelabai riebę. Kodėl šitą dedame grietinėlę arba pieną? Dėl to, kad patiekalas dabar yra labai aštrus, super aštrus. Todėl norėdami nuimti tą aštrumą, mes dedame pieno. Pieno arba grietinėlę. Šiuo atveju aš turiu grietinėlę. Tada viską gerai išmaišome. Na va, dabar tiesiog verdame tol, kol padažas sutirštėja. Būtinai paragaujame. Truputėlį reikia druskytės. Tiek, kiek reikia pasūdome. Ir verdame tol, kol padažas tampa dar tirštesnis. Padažas tampa truputėlį tirštesnis. Ir tampa tikrai skanus. Tada galime dėti pomidorus. Juos aš supjaustau tiesiog puselėmis, kadangi tai primena autentišką indišką virtuvę. Tačiau, na va, dabar ant pačio galo viską dedame į puodą. Šitas truks apie maždaug 5-10 minučių ant lėtos ugnies. Pomidorai neturi visiškai išvirti, dar truputėlį palikite to šviežumo. Na va, karis yra paruoštas. Viščiuko karis. Dabar tiesiog galime patiekti su ryžiais. Tikrai skaniai atrodo. Kol dariau valgyti, labai išalkau. Na va. Skanaus.